Sveiki. Poilsio akimirkoje juk mes negalim sustabdyti savo proto. Jis vis tiek mums juda, kalba, kažką daro, taip ir aš va dabar tiesiog ilsiuosi namuose. Ir kilo tokia mintis, skaitant vieną nuostabią knygą, ar daug turite žmonių savo aplinkoje, kurių dėka jūs tampate geresni. Aš turiu, ką po šiuo noriu paslėpti, po šiuo pamastymu. Vėl kažką slėpiu, ar ne? Iš tiesų, tai mes visi, mintis tokia, kad mes visi išorėje mes turim vieną veidą, o viduje, ten giliai viduje, mes esam visiškai kitokie. Ir tas mūsų vidinis aš jį atidarinėju per skaičius, aišku, konsultuojant gimimo datas, jis yra visiškai kitoks nei tas, ką mes pateikiam kaip savo veidą. Ir sutikau labai gyvenime nedaug žmonių, kurie sugeba savo vidinį veidą ir išorinį padaryti vienodu. Ir tai yra tikrai labai didelis menas. Ir tikrai daug kur rašo apie tai, kad būk su tuo, kas tau padeda augti. Tai vat būtų ir tas klausimas toksai, ar daug turit žmonių, kurie jums padeda augti. Tai yra, prieš kuriuos jums nereikia vaidinti, prieš kuriuos jūs neturit galvoti, ką pasakyti, ir kurie supras ir priims tokius jūs, kokie jūs iš tiesų esate. Tai šiandieninė mintis būtų, ieškokim tos aplinkos, kurioj gali atsiverti tikrasis mūsų vidinis aš ir kurioje mūsų neužspaus, nepasijuoks, ale tipo netyčia pajuokavau, bet tame juokelyje, kaip ir kiekvienam juoke, yra dalis tiesos, o gal ir visa tiesa. Taigi mūsų aplinka yra mus arba auginanti, arba mus spaudžianti. Ir tai taip pat labai priklauso nuo, aišku, mūsų skausmo kūno, nuo vaikystėje patirtų traumų, bet linkiu nuoširdžiai būti ten, kur jūs galit būti savimi. Su jumis Eligija ir skaičių magija.